transportas, pastatai ir žemės ūkis. Sprendimai bet kurie ir investicijos šiuose sektoriuose tikrai darys reikšmingą įtaką. Ar tai būtų senų pastatų renovavimas, ar tai būtų automobilių parko atnaujinimas, ar tai būtų žemdirbystės technologijų pakeitimas tiek mašinų, traktorių, tiek kaip mes vystome patį procesą. Mes po trupučiuką Vilniuje ir Klaipėdoje šiaip statome 2 objektus Lietuvoje, kurie būtent gamins žalią vandenilį. Na ir manau, kad tos 2 mažos investicijos Lietuvos mastu žiūrint, manau, kad atvers aiškumą Lietuvai kaip šaliai kitose didesnės investicijose. Mes idėjų ir minčių, vizijų mes turime. Tačiau didžiausias iššūkis yra subalansuoti tarp to, ko nori ES, kokios yra reguliacijos ir ko nori vartotojai. Pirmas dalykas yra iniciatyvumas. Mes turime reikalauti ir savo kasdieniai veikloj turėti vieną aiškų rodiklį, kurį seksim. Tai yra tas pėdsakas, kurį palieka mūsų visa veikla. Ar tai būtų produkto gamyba, ar tai būtų logistika. Ir jeigu mes tą sekam ir sakom, kad rytoj turi būti mažiau negu šiandien, tai yra vienintelis receptas, kuris nuveda iki tvaresnio produkto. Tvarumas iš darbdavio perspektyvos yra pirmiausia kurti saugią, pagarbę žmogaus teisės atliepiančią aplinką, kurti vietą, kur žmogus galėtų augti, stiprėti savo kompetencijų prasme, kad jisai visada išliktų toksai aktualus darbo rinkoje ir tiesiog irgi kurti kultūriškai stiprią organizaciją.